Kviečiu prisėsti ir palaikykite plojimais Kesko senukai Lithuania informacinių technologijų saugumo ir IT priežiūros vadovą Baltijos šalims Kristijoną Lukaševičių. Labas, Kristijonai. Kotryna Group technologijų vadovą Darių Valaitį. Sveikas, Dariu. Spacetracks rizikų vadovą Roką Murašką. Rokai. Sveikas. Retail Group technologijų vadovą Vykintą Arlauską. Vykintai. Labas. Nord Security saugumo vadovą Algirdą Šakį. Sveikas, Algirdai. Ir GF banko saugumo vadovę Gretą Taškauskienę. Greta. Mes čia nediskutuosime, mes sutarėme pasidalinti patirtimi nuosmenintai, atsakant į keletą klausimų slaido platformoje. Jūs juos, aišku, galite ir privalote užduoti. Atsakymus matysime ekrane, o juos pakomentuos mūsų saugumo vadovas Andrius Rebinskas. Sveikas dar kartą, Andriu. Labą dieną, labą dieną. Taip, kaip ir sakiau, jūs turite galimybę užduoti klausimą mūsų drąsiųjų solelių sėdėtojams ir jie, jei norės, jį atsakys. Sutarėm, kad jūs tiesiog pakelsit ranką, kuris iš jūs norės atsakyti auditorijos užduotą klausimą. O aš užduosiu klausimus, į kuriuos jūs atsakinėsite vieną po vieno ir mes tada juos matysime ekrane. Viskas, balsavimas įvyko, dabar mes tiesiog grįžtam prie to, kad aš skaitysiu klausimus, į kuriuos atsakė mūsų drąsiųjų soliuko dalyviai, o Andrius pakomentuos kiekvieno klausimo rezultatus. Taigi, grįžtu prie pirmo klausimo. Kokia buvo pirmoji mintis, kai supratote, kad įvyko incidentas? Andriau, ką rodo rezultatas? Matau, kad daugiausia žmonių pasirinko atsakymą, o geras, pagaliau bus normalaus darbo. Visi to laukia, tiesą sakant, pagal šitą... Iš tikrųjų taip, kartais gali atrodyti, kad tas saugumo specialisto darbas truputį yra nuobodokas, nes nieks nevyksta, jeigu ypač gerai ta komanda veikia. Ir kartais turim tokią situaciją, kad kai kažkas jau tikrai įvyksta, tada atsiranda to darbo ir yra tada galimybė šiek tiek pafleksinti. Turbūt antroji vietoj žiūrim, kad incidentas įvyko būtent per atostogas. Čia toks kiaulystės dėsnis, didžiausi incidentai vyksta tada, kai yra mažiausiai žmonių ofise. Gal kas nors iš dalyvių nori pakomentuoti savo atsakymą? Taip. Galiu tik tai pasakyti, kad tas antras pas mane įvyko per Kalėdas. Gal, Andriau, yra kažkokia statistika, pavyzdžiui, kad dalis... Ar, nežinau, kažkokia dalis incidentų būtent ir vyksta tikslingai per atostogas? Tokios statistikos turbūt... Kaip Kalėdos, pavyzdžiui. Taip, tokios statistikos galbūt ir nėra, bet įsilaužėliai, jie irgi nėra kvaili turbūt, ar ne? Ir žino, kada statistiškai yra geriausias būdas daryti tokias atakas. Ir mažiausiai organizacijos apsisaugojusios yra būtent per šventes, kai didelė dalis darbuotojų atostogauja. Tada daug paprašiau ten kokį nors spaminį e-mailą išsiųsti, tarkim, vadovo vardu iš asmeninio adresą, nes tada darbuotojai tiesiog lengviau patikė tokiam visokiam istorijom scenarijais. Na kągi, einam prie antro klausimo. Aš jums dar kartą primenu, kad jūs galite slaido platformoje užduoti tą asmeninį klausimą, kurį galbūt vienas iš drąsiųjų solelių žmonių paims ir atsakys. O antrasis klausimas buvo toks, kokio tipo saugumo incidentą patyrėte? Ir pažiūrėkime, kas ten buvo per Kalėdas. Taip, tai daug čia pridėjo įvairių hashtagų. Tai nuhakinta paskyra, elementas, duomenų breachas, phishingo ataka, DDoSas. Iš esmės, pirmas atsakymas turbūt didžiąją dalį populiariausių atakų ir įvardyje. Taip, čia daug kas eina aplinkui vieni kitus, tai ta prasme, vis gali pasidėti nuo phishingo, ten darbuotojas gauna mailą iš savo ten kažkokio kolegos, prašo iš asmeninio mailo padaryti kažką, ten apmokėti sąskaitą ar panašiai. Tai pakankamai dažnas scenarijus. DOSai, jo, DDoSai, ypač dabar tokiu įtemptu periodu, jeigu kalbėtume apie geopolitiką, tai labai dažnai mūsų įmonės, kurios ypač yra
kritinių infrastruktūrų dalis tampa taikiniais nedraugiškų valstybių ir tos DDoS atakos pas mus jau tapo pakankamai dažnas. Na, vartotojų prisijungimų nutekinimas taip, natūralu, dažnai tai įvyksta pakankamai viena iš tokių klasikinių turbūt situacijų. Na ir turim trečiosios šalies komponento incidentas. Tai tos supply chain atakos, kai kažkoks tiekėjo komponentas ar tiekėjo programinė įranga būna sukompromituota, na ir jūs tą incidentą paveldit tiesiog į savo infrastruktūrą. Ačiū, Andriu. Einam tada prie trečiojo klausimo, kuris skamba taip. Kiek jūsų organizacija buvo pasiruošusi atakai prieš įvykstant incidentui? Taip, tai atsakymas vienas yra, tik tai labai toks konkretus, kad visiškai pasiruošę buvo 17%. 17% pagal pirmas atsakymas turbūt vienas žmogus iš jūsų buvo pilnai pasiruošęs, ar ne? Iš tikrųjų, pilnai pasiruošęs, tu gali būti pilnai ramus dėl savo, tarkim, infrastruktūros ar ten saugumo. Nežinau, ar tai galima vadinti pilnu pasiruošimu, nes pilnas pasiruošimas reiškia, kad visi procesai veikia idealiai. Idealiai neveikia procesai, gali būti ir seni procesai, kuriuos jūs kiekvieną dieną naudojat, gali tiesiog sugriūti kažkokiu atveju. Bet sveikintina, kad tikro incidento metu tas pojūtis išliko ir kad tas pasiruošimas pasijautė. Dalinis pasiruošimas, iš esmės jūs esat technologijų ir saugumo vadovai, tai iš esmės jau reiškia, kad jūs turit vienokį ir kitokį supratimą turbūt apie kibernetinį saugumą ir tas vis vienaip ar kitaip didesnės organizacija, ypač jisai yra labai dažnai netgi ir diktuojamas įvairių reikalavimų politikų ir įstatymų netgi. Galbūt kas nors nori pasidalinti iš jūsų savo pasiruošimo, sakykime, istoriją? Tai turbūt aš buvau tas drąsiausias, kuris pasakė, kad buvom visiškai pasiruošę. Šiaip iš tikrųjų, kaip tik ir su kolega diskutavom, dėl to visiško pasiruošimo, jeigu būna incidentas labai didelio masto, ir mes čia turbūt apie didelio masto ir kalbam, nes phishingai vyksta kiekvieną dieną, malvaras yra kiekvieną dieną, bet jau toks didelis incidentas ir dideliam incidentui iki galo tu nebūsi pasiruošęs. Bet iš esmės tu turi procedūras, turi žmonės vietoj, procesus, įrankius, tai tu tą gali turėti. O paskui jau matysi, kaip kelionė incidento sprendime tave nuves. Tai dėl to ir žymėjau, kad esame visiškai pasiruošę ir tik laukiam to incidento, kuris bus, nes kaip ir sakė Andrius, flexint įdomu veža tokie didesni incidentai. Ačiū, Algirdai. Einam prie ketvirto klausimo. Kokia buvo didžiausia klaida, kurią padarėte incidento metu? Matom, kad pasiskirstė pakankamai tolygiai rezultatai tarp komunikacijos, chaotiškumo ir klaidų nedarimo. Taip, 300% arba trečdalis iš jūsų galvojat, kad klaidų nepadarėt. Labai sveikinu su tuo, iš tikrųjų. Galbūt likę 303%, kurie tas klaidas turbūt padarė ir identifikavo kaip problemą su komunikacija. Šiaip iš tikrųjų, kibernetiniuose incidentuose, ypač kai yra paveikti jūsų klientai, komunikacija yra būtent ta vieta, kur dažniausiai įmonės sufeilina ir toj vietoj galbūt trūksta šiek tiek tos informacijos, galbūt netinkamai yra informuojama, galbūt per vėlai yra informuojama. Mes turim keletą turbūt incidentų Lietuvoje per pastaruosius, 10 metų įvykusių, kai tiesiog didžiausia nepasitenkinimas ir buvo dėl netinkamos komunikacijos. Jeigu jūs dirbat kaip su verslo klientais, yra truputį kitaip. Labiausiai pasijaučia, kai dirbat su sakykime, galiniais klientais, su žmonėmis. Na, dėl reakcijos laiko, iš esmės turbūt turim likusius atsakymus, kurie dalinasi nepakankamai greitą reagavimą ir nepakankamai greitą įvertinimą būtent kritiškumo. Tai čia yra esminės klaidos. Testavimas procesų ir pratybos, sakykime, tokių atsakų į incidentus yra svarbiausi elementai, kaip šitų problemų išvengti. Ačiū, Andriu. Einam tada žiūrėti, kokios pamokos ir kas pasikeitė po incidento. Ir klausimas būtent toks ir yra. Kaip keitėsi jūsų organizacijos saugumo biudžetas po incidento? Matom, vyrauja atsakymas, kad šiek tiek padidėjo. Aš čia turbūt galiu tik vieną dalyką pakomentuoti, kad jeigu šiek tiek padidėjo, tai greičiausiai ir incidentas buvo tik šiek tiek
kritiškas. Bet iš esmės, jeigu organizacijoje jau yra biudžetas kažkoks išskirtas ir jis yra našiai naudojamas, tikrai galima sakyti, kad pasiruošimas galbūt 100% ir nepriklauso nuo biudžeto. Nes jeigu jūs nusipirkit patį prabangiausią įrankį, bet turėsit vieną žmogų pusę etato dirbantį su to įrankiu, tai turbūt ir biudžeto pakilimas nelabai pagelbės. Gerai, žiūrim toliau, kuri pamoka buvo vertingiausia po šio incidento? Taip, vyraujantis atsakymas - turėti partnerius ir kontaktus po ranka. Geras atsakymas, iš tikrųjų, dėl to ir turim pakankamai gerą šiaip kibernetinio saugumo community Lietuvoje. Tikrai žmonės dalinasi patirtim, dalinasi patarimais ir esant reikalui gali padėti. Tai yra incidento sprendimų galima įsigyti visko. Apie kitus atsakymus šiek tiek jau kalbėjom realiai apie viską, bet taip, turėti partnerius ir jais pasitikėti, turėti patikimus partnerius turbūt yra vienas svarbiausių elementų. Ačiū, Andriu. Ir turim prieš paskutinį klausimą. Ką tobulinate po incidento? Įvairūs atsakymai. Matom, kad du atsakymai yra susijęs su SOCO paslaugos įsigijimu. Kompetencijos didinimas, taip, procedūros planavimas, kaip ir sakiau, testai, pratybos yra labai svarbus elementas. Taip, iš esmės turėti tinkamai sustyguotą SOCą yra turbūt svarbus elementas, ypač didesnėse organizacijose. Daug kas turi nuosavą SOCą, kai kurie perka iš trečiųjų šalių, bet iš esmės tai yra pirma gynybinė linija, nes būna kompanijų, kurios šiek tiek, taip, sakykim, aplaidžiau žiūri į šitą klausimą ir turi ten kelis specialistus, kurie turi šiek tiek kompetencijų, bet jie turbūt nėra pilno etato ten saugumo specialistai ir dėl to kartais ir įvyksta ta tokia, sakykime, problematika sprendžiant incidentus. Na gerai, ir paskutinis klausimas. Ar dabar jaučiatės saugiai? Teisingas atsakymas yra ne. Iš tikrųjų, čia toks šiek tiek dviprasmiškas klausimas turbūt. Jaustis saugiai ir būti saugiam yra du skirtingi dalykai. Jeigu jūs jaučiatės saugiai, bet nesat saugus, tai jau yra problema. Ir labai dažnai būna, aš pats esu turėjęs nemažai ten įsilaužimų audituotojo patirties ir panašiai. Labai dažnai tie jau, kur labiausiai laiko save pasiruošusiais, prasileidžia pačioj paprasčiausiai vietoj, kur tiesiog kažkur varnelė neuždėta ir prasileidžia. Galbūt kas nors turėtų pakomentuoti savo atsakymą dėl saugumo. Ypač tie, kurie mano, kad jaučiasi saugiai. Manau, kad Algirdas spaudė taip, tai aš jam duosiu pakomentuoti. Nesakysiu, ką spaudžiu iš tikrųjų, bet dėl to saugumo jausmo, tai tas saugumo jausmas ateina iš to, kaip tu esi pasiruošęs. Labai dažnas turbūt įmonės vadovas sako, kad pas mus neturi būti kibernetinių incidentų. Mano supratimu, mano įsivaizdavimu, tai gali būti tinkamas tik reagavimas į saugumo incidentus. Kiekviena organizacija patirs anksčiau ar vėliau kibernetinį incidentą, bet reikia jam būti pasiruošus. Ir jį turėsim bet kada. Tai čia pagrindinis turbūt raktas ir yra, ir tą atsakymą, ar mes jaučiame saugus. Jeigu esi pasiruošęs, turi procedūras vietai, tai nėra bais kibernetiniais incidentai. Ačiū. Aš gal dadėsiu. Jūs einat ratuką, ar ne dabar visi? Galima dar, ar ne? Žinoma. Aš dar dadėsiu, ta prasme, kad pasiruošimas tai yra kertinis dalykas. Ir, kaip pasakyti, iki atakos ir po atakos jūsų pasiruošimas gerokai turėtų pagerėti. Vienintelė problema yra ta, kad tie, kaip jie vadinasi, hakeriai, jie nedirba pagal jūsų procesus. O čia yra problema. Gerai, žiūrėkit, ačiū tada labai už tą bendrą anoniminį komentavimą ir aš dabar tada prisėsiu gal arčiau jūsų. Turiu daug, nors man leido užduoti vieną arba du, bet čia yra tiek daug, kad aš ir tokių gerų, kad aš tikrai pabandysiu bent jau greitai per 5 minutės. Perfrazuoju pirmą klausimą, kuris skamba taip, ar esate nuslėpęs nuo institucijų įvykusį incidentą, nemeluokit. Tai aš perfrazuosiu taip. Darom tokį, labai greitą, per 1, 2, 3, kas nors pakeliat ranką ir pakomentuojat. Ar žinote, ar jūsų draugui
ar draugas nepasakoja apie kokį nors incidentą, kurį nuslėpė nuo institucijų ir jums nemelavo? 1, 2, 3, ar norėtumėt pakomentuoti? Gerai. Aš tai labai lengvai, nes aš turiu draugą, kuris dirba reguliuojamoje įmonėje, tai būtų labai sudėtinga tą padaryti draugui, nuslepiant kažkokį kibernetinį incidentą, nes būtų labai didelės baudos ne dėl to, kad patyrė kibernetinį incidentą, bet galimai net ir licenzijos praradimas. Tai čia rizika didesnė yra ne reportuoti, negu reportuoti. Ačiū. Dar pabandom porą atsakyti. Koks jūsų draugui žinomas didžiausias, žalingiausias įsilaužimas į IT infrastruktūrą lietuviškoje kompanijoje? Gal žinot, kiek draugas patyrė nuostolių? Ar kažkokią esat skaičių kažkur kažkada girdėję? 1, 2, 3. Nėra atsakymo, gerai. Panašu, kad einam į linksmesnę dienos dalį. Klausia, kaip malšinat liūdėsi po didesnių incidentų. Tradiciškai. Ačiū už atsakymą. Dar galbūt apie sankcijas darbuotojams. Jeigu taip atsitinka, kad darbuotojai būna kalti galbūt dėl incidento, ar taikote sankcijas? Ar tekę yra? Tiesą pasakius, nesam taikę, bet buvo susijęs incidentas, kuris ir aiškiai pinigų sumą kainavo ir tą incidentą pavyko mums patirti dėl interno. Tai jo, jis liko ir toliau pas mus, bet iš esmės sankcijų netaikom ir čia yra tos dvi medalio pusės, ar taikyti ar netaikyti sankcijas ir, pavyzdžiui, daromi tie patys phishingo exercisai ir būna organizacijų, jeigu darbuotojas 2 kartus susifeilino ir jis yra atleidžiamas iš įmonės arba eina daryti mokymus, tai yra dvi medalio pusės, ypač mes tokie, kurie esame iš security, tai mėgstame eiti visus, kad mokyti, bet dažniausiai turbūt iš tų softinių organizacijos departamentų nemėgsta tokį prievartinį treniravimą, eiktų mokykis ir spręs kažkokius incidentus, atpažink ataką ir panašiai. Tai yra tokios dvi medalio pusės. Mes tai visi mėgstam exercisus, galvojam, kad tik tais per treniruotės pasieksi geriausią rezultatą, bet iš tikrųjų gali pasiekti turbūt ir per kitokį požiūrį, per kitokį taikomą ir gali apsisaugant. Aš gal šitą vietą dar pakomentuosiu, kad labai dažnai atsakymas priklauso nuo to, ar tai buvo darbuotojo kaltė dėl neapsižiūrėjimo, ar tyčia padarytas kažkoks veiksmas. Nes tie insider threatai vadinami, vidinės rizikos, pas mus jau po truputį įgauna daugiau dėmesio nei anksčiau. Gal dar vieną, nes čia taip smagu būtų paklausinėti ir čia tokių gerų klausimų yra. Ar tiesa, kad baisiausi hakeriai yra buvę atleisti IT saugumo darbuotojai? Aš manyčiau, kad ne tik buvę saugumo darbuotojai, bet ir pikti darbuotojai, su kuriais išsiskyrėte dėl įvairių priežasčių ir, nežinau, tinkamai neužglostėte santykių jiems išeinant. Nepatenkinti darbuotojai nebūtinai gali sukelti tiesioginę IT žalą, pakenkti jūsų sistemam ar nutekinti duomenis, ar pasinaudoti prisijungimais, kurių jūs nespėjote atjungti laiku. Bet į interneto komentarus rekvizitose privaryti to, ko jūs nenorėtumėt matyti, aš priskirčiau prie reputacinės žalos. Tai ir taip ir ne. Na gerai, ir tikrai paskutinė. Kiek laiko ir galbūt eurų kainavo grįžti į business as usual po incidento, su kuriuo susidūrėt? Nebūtinai to, kurį įvardinat, bet paprastai gal kažkokia yra praktika, kiek užtrunka. 1, 2, 3. Gerai. Labai greitas atsakymas, labai paprastas, per daug laiko ir per daug pinigų. Čia tiesiog faktas. Geriau stengtis nepatirti incidentą. Aš dar papildysiu, kad tu niekada nebegrįši į business as usual tokį patį. Tu į tą pačią upę neįlipsi antrą kartą. Tai nebebus tas pats environmentas, nebebus tie patys, žmonės bus tie patys, bet jų supratimas jau bus kitoks. Tai tu nebegrįžti į business as usual. Tu jau į kitą levelį pasikeli, kai tu viską užsidarai, išsisprendi. Super. Ir aš manau, kad čia tikrai griausmingais plojimais padėkojam Jums už atvirumą ir už visą šitą drąsą.